Pasakyk labas. Nieko nesakysiu. Kodėl nevažiuoji? Labą naktį aš pasakysiu. Tai viskas. Tai Aš einu miegoti. Tai viskas. Aš einu miegoti. Aš neinu miegoti. Tai va. Išvertė čia iš lovos. Nesąmonė kažkokia. 5 ryto? 3,5. Tavo tas aparatas. 3,5. Pajudam iš vietos 3,5. Toks. Touch electrifies the air tonight. Time is Pirma degalinė, sakyk. Pirma degalinė. Pirma degalinė. Man liepia taip sakyti. Pirma degalinė. Ir viskas. Ir miego nori, ne? Nebenoriu miego. Čia proszę panie. Patį poliakai sustabdė, galėjai filmuoti. Pani poliakai tik pasus patikrina ir sakė. the rhythm takes us somewhere pure and bright. We're floating far beyond the morning light. When our worlds align, everything feels right. Lost in this moment with you. Heaven is what we're falling through. Take me higher. Take me higher. The music lifts us past reality. Two souls connected, finally free. The bass connects our hearts in harmony. Suspended in this perfect melody. Lost in this moment with you. Heaven is what we're Gerai. Kaip jautiesi tiek laiko prasidėjus mašinai? Būna ir blogiau. Man kiek blogiau. Ai, tai čia ne iš upės vanduo? Iš požemio. Šiaip tais. Ne. Mogłoby zgodzić oglądających. Nie każdy, kto ładnie się ubierze. Šalta, ne? Jo.
Salt. Saliut? Ten ant kampo, ne? Tai palauk, čia perėja. Šitie labai gražus. My Vietnam. Okay. Your Vietnam. Our Vietnam. Einam į Vietnam. Pavalgyti. Nam. Nam. O įdomu, Lenkijoje yra alkoholio limitas sekmadienį. Nu, tipo, laiko limitas. Nežinau. Tikriausiai, kad ne. Aš teisininkai. Išsirinkau su coconut milk sriubytė su krevetėmis ir kažką iš šių patiekalų. Kažkas su Tai va vištiena. šitą kitą puslapį. Sriubų su vištiena. Atsidarai. Tai va čia vištienos, čia pork. Man Sriubų atrodo, su vištiena. skaniausiai bus. Sriubų su vištiena. Su grybais. Su grybais. Su grybais. Kiek įvertinti tą savo potyrį maisto išalkusio? Oficialiai vertinu 10 iš 10, nes nenoriu žmonių nuskriaust. Bet šiaip pagal azijietiškus, ką esam valgę, tai gal 7, 8 iš 10. Nu, aš 6. Ne, nu, aš 8 Nu gerai, duočiau. 6,5 iš 10. Nu gerai, tavo jau 6,5 iš 10. iš apačios filmo. Gerai, Ką pasu? na gerai. Biški narkotikų. Kas yra, parodyk šių. Biški narkotikų. Kanapės. Paragauk. Na. Kai žmogus nežino, kaip... Kas yra? Kanapės nežinau? Ne, kanapių dūmo kvapą žinau, bet pačių Tai kanapių skonio aš nežinau. O prisipažinimą dabar eisi į teismą. Jo. Aš nesakiau, kad rūkiau kaimynai rūkiau. Prapačia. Ar aš čia kažkur ne ten ėjau? Man atrodo, tik prapačia. Einam, pažiūrėsim ten, iki ten daisim, pažiūrėsim, ten žmonės eina. O gal užteks tik tais iš toli pasigrožėti. Atlas. Reikėjo patinio takeliai, tai ten flota. Kažkas patingėjo. Nerodysim pirštais. Dar pačia praeisim. Įdomu, kas čia? Kas davelnis? Kokia scena, kur Povilaitis koncertuoja. Tai gladiatorių kovas. Nes čia jau gaunasi kažkur per aplinkui. Atėjom, paklydom, nuorodų nėra, nors būtų rodiklis kokias. Žinom, kur reikia nueiti, bet nežinom kaip. Ojojojojoj. Tai lipam. Ko gero, kad ne. O ten. Man reikia pusvalandžio poilsio. Nors nusirident tai galima, kodėl ne? Gulim. Ai, aš tave galiu pastumti. Nu. Pilsudskiego, ne? Marta. Arte et Marte. Apačioje matosi senos plytos, kurios išlikusios. Va ir čia va senas. Mišrė naujas. Biški senų.
Bet man atrodo, kaip ir gerai, ne, kad atstato. Bet vis tiek tai nebėra tas pats. Nu, kodėl? Nu, ne tas pats. Toks pat, bet ne tas pats. Ne, kopėčių. Ant kopėčių. Kasa, naujaisim, kopėčiai. Trumpai. Virtuviukė. Labai gražus vaizdas. Mažiukas butukas. Bet viskas, ko reikia. Čia miegot. Čia balkonas. Tik tolokai gavosi mašinas. Nu kaip tolokai, nu... Ne tam pačiam kieme, nes čia, kaip suprantu, visur yra priešgaisrinis kelias ir tipo nieks negalima statyti. Tai realiai ten už anų namų. Eko, čia tokie aukšti visi pastatėliai. Žodžio, šitas tai naujai statytas irgi. Namas. Laiptinės kvepia, švarios, gražios. Pasukite kairėn. Kiek jos tu? Rimtas? Va, štai kur mums reikės. Matai, labai gerai vietoj. Viską mes radom. Atvedžiau ten, kur reikia. Ir ten soliukas yra Ne, neužimtas. ten atvedė, kur reikia. Sulyt, pasižiūrėk. Taip? Aha. Ir čia visur yra. Čia net gerčiau sėsti, žinoma, ant soliuko, kur mes laukia. Kažkas ten labai blizga. Čia yra restoranai, kaip suprantu. Ant vandens. Plaukiam. Plaukiam? Plaukiam. Tai praplaukėm su laiveliu, labai smagu buvo, labai graudu apie
Kaip jis vadinasi? Džokas, šuniukas. Džiaukas. Ja, ir jo istorija. Tai va. Bet gražus vakaras, va. Apsidarykite, pažiūrėkite, kaip mes smagiai leidžiame laiką pas mus. Gal ne viską galima rodyti, ne? Ne viską rodykim. Ja. Tai va. O kaip jums šis vakaras, ši diena? Normaliai, tai va, žalia arbatai. Geriau. Ar skani? Parodyk. Skaniai biškiai atvėsus. Normaliai. Tai čia su kaktusu gal kokia arbata, ne? Žalia arbata iš kaktusų sulčių. O, nu matai, čia lenkiška gal kokia? Aš normaliai savo. Tiesiog kultūringai žalia arbata. Nu ir šaunuolis. Nu, jau. Podeliť sa. V túto hodinu budeme pozerať aj trošku naspäť, pretože vy ste naozaj baigsis. Mes kylam, aš kaip suprantu, ne? Jo, kylam, nes aš vėl
girdžiu. Gal sakysim, guli. Ar tikrai? Jo, lėtai juda iš paskos. Trandalytės. Trandalytės. Par. Ir čia nifiga neaplenks, ištisinė. Truputį stabdžius pailsint, nes įtartinas kvapas buvo. Kažkoks barsukas ar kažkas. Kažkam kojytės pavargo. Paėmai dviratį, nahui kaip įsivažiuoju. Žodžiu, Arturiuks paskutinės 10 minučių bando pasivyti dviratininką. Nepavyksta. Buvo labai netoli. Mes jau buvom prie jo ir jis tiesiog lengvą pagreitį pagavęs nuo kalno leidžiasi ir jam pavyksta greičiau negu mum. Ir pizdai, eitų nahui, kur jisai yra, gal užsimušė? Va, kaip varo. Dairosi, ar nepasilyja? Nu jo, bet mums į kalną įvažiuoti bus lengviau negu jam. Dabar tegul ilsisi. Por favor. Mi amore, espresso macchiato, por favor. Jisai, blėt, žino trumpesnį kelią. Tai važiuok iš paskos. Все. Mes Vengrijoje.
Tarjano McDonald's. Eat what? What? O, va šėlas, sakyti, galimų. Va, degalinė. Didelio kaina. 583. Pinigai. A, nežinau. A, ne, 587 pinigai. Nu, na. Čia tai infliacija. Vengriška panorama. Gražu. Važiuoju 90. Vengriečiai, nežinau kaip juos pavadinti. Nu, išprotėję vairuotojai šiaip. Labai agresyvūs. Vengrai. Vengriečiai. Tai va, įvažiuojam į Budapeštą. Dar Budapešte šviečia saulė. Kas čia pristatė? Žinau. Kokia bažnyčia. Tolumoj kalnai matosi. Kažkoks tai, nežinau, labai gražus pastatas. Tai ką pastebėjau, kad žmonių priaugę. Pas mus nei Kaune, nei Vilniuj tikrai nebūtų taip, net ir Klaipėdoj, man atrodo, nesu mačius. Šiaip, nu, didesniuose miestuose visos gatvės yra supratau. Štai kas Perla yra arba buvo, nežinau. Tai mes turėtumėm turėti tavo apartmentus vadinti Pantera apartment, taip išeina. Tai va. Gražių detalių, labai jaukiai. Aišku, akcentai ryškus, nu tokį duoda efektą. Bet tikrai jauku. 3 žvaigždutės, Perla apartment. Budapeštas. Na, gražu. Gerai, kur mes einam? Nežinau. Tikrai einam į retro langos? Tai galim čia kažkur pasivaikščioti. Jeigu jau... Ai, va, retro lagos. Tai va, jis yra. Bet aš nesuprantu. Va, kitoj pusė gatvė. Arba yra ne vienas retro lagos. Nu, pažiūrėk, kur mus rodo, o kur yra šitas. Tai reiškia, Volte ne į tą, nesakau, tikrai mes atvažiavom ten. Nes ten yra retro lagas. O ten. Jodam. Ui! Va, labai gražu. Turisto Lituanų pasiklydęs Vengrijai. Labai gražu. Gerai. Čia gal visai ir skanu būtų. Bet tai grožis. Fantastika.
patinka. I like it. Čia gal kaip Vilniui Prancūzų gatvė. Čia ispaniškas. Ispaniškas. Italiano. Kaip tavo... Už 3 eurus, nu, o tavo kiek? Nežinau, ko, nežinau. Gerai, šitą tu laimėjai. Lema, paklausiu, gal sidro turi. Kur mes čia atėjom? Graikiškas mitas. Kažkaip, žinai, aš įpratus vyną gert. Taip, žinai. Paragausim. Ar bent apsimoka? Koks skanus. Tai apsimokėjo, ne? Tai gerai, aš galiu tada butelį pasimti. Man tai, aš tai va kukliai alaus. Mašina nukruvo. Nespėjau. Ai. Labai skanus vynas, bet mažai. Kaip ir alaus nebūtų. Kies rinkai, papasakok. Mamai. Išsirinkau praktišką gėrimą, martinį kokteilį. Praktiškai gėrimą maistą. Ai, maisto tai išsirinkau, nėra čia naisto. Maistas kaip tik atėjo. Thank you. Oh, wow. Okay, wow. Thank you. Oh, thank you very much. Tu pasižiūrėk. Kaip jisai fantastiškai atrodo. Jūs pasižiūrėkit. Aš nežinau, per kamerą nesimato dydžio. Čia mano ranka. Čia Artūro. Kažkoks keksas. Pyragėlis. Didelis keksas. Kaip atrodo gerai. Fantastika. Niam. Man labai gerai, man labai kol kas patinka. Tik aišku, pitos galvoju, kad atneš tokį gabalą, bet apie kažkokia toks. Kaip užkandukas prie alaus. Man kaip taip. Blemba kaip kvepia. Tadžiki padažas. Čia mano kvepia, ne tavo. Čia mano kvepia, ne? Mano. Bum. Skanaus mums, ane? Šiandien Ištvano bazilika čia. Ištvano bazilika užsidaro 11 val. Vakar. Taip, ką tik. Išjungė šviesą. Tik spėjom dar video ir foto padaryti. Koks gražus šiltas vakaras, eik tu savo. Domum norum. Penki šimtai eurų leis. Bandom daryti iki metro. Čia jau metro. Bet tai nugrybausim, paskui nuvažiuosim į kitą pusę. Ar verta? Nežinau. Mes sugaišim laiko, kol aiškinsimės, kaip nusipirkti bilietus. Ką? Nieko.
tai tiesiog. Na gerai, einam. Ne, einam toliau. Einam toliau. Einam toliau. Toliau? Nu, mums tiesiai reikia. Einam. Nu, kaip to? Einam. Galim pabandyti. Einam. Kur akis gali? Bet dar vis tiek, man tai smagu vaikščioti, aš nežinau, nebent tu jau. Nu tai einam. O kaip mums pereiti? Ai, čia perėjai. Ar čia dviračiams tik tai? Einam. Ne. Ne, einam, aš žinau, kaip perėti. Aš žinau, kaip perėti. Ha. Ten, kur ir norim eiti. Einam ant metro. Kurs atrodo baisia. Vietinė fauna. Čia. Atsipu. Reiktų, bet ar tikrai? I don't English, no? Run. Sure, gone. It's left. For the... Dabar. Nieko aš nekeikiu. Ne, nelaukia, nekiek. Tiesiog nesuspėjom, nežinojom, ta prasme, pabandėm. Vienas žmogus pasakė, kad jo gali važiuoti su traukiniu, kiti darbuotojai pasakė, jo pirkit čia, traukinys stovi, paskutinis traukinys, mes greitai nusipirkom, labai toli po žeme giliai ir mes girdėjom, kaip jau sako, kad paskutinis šaukimas į traukinį keletą kartų ir jau prie pabaigos išgirdom, kad pusiaukelėje eskalatorius jau sakė, kad viskas nebėra traukinio. Nu, bent jau mes galvom, kad jūs sakė. Nieko. Taip sakė, prasme, aš girdėjau, kaip sakė. Aš už tai ir sakau, kad viskas mes pavėlavom. Ai, gal šiaip sakė. Tai va. Tai gerai, dar liko. Daug neišleidom, 2 eurus. Dar 5 Tai nieko kilometrų baisaus. pareiti. Kiek mums trūksta? Pareiti. 5 Tai kilometrų. pasakysiu, aš tai man atrodo, kad čia nieko baisaus. Aha. Taip. Iki. Ai, nu tipo, dar galėjom su autobusu važiuoti, ten autobuso vairuotojas mus painformavo, kad su naktiniu traukiniu, bet negalim važiuoti, nes autobusu, atsiprašau. Negalim važiuoti, nes neturime kapeikų vengriškų. Ir EPSO. Ir, nu, ta prasme, EPSą galim parsisiųsti, bet daug reikalų. Jeigu mes eitumėm pėsčiomis, mes užtruktumėm tik 1,5 valandos. Boltas. Pėsčiomis. Boltas. Valanda? Boltas. 30. 6,5 kilometro. Ta prasme. Taigi fainas vakaras, šilta. Mes pavalgę, išgėrę. Ta prasme, nepriskėrę. Jo. Ja, einam iš pusryčio, ne? Tu navigaciją žiūrėk. Žiūriu. Mes einam. Nenugrybautumėm. Fashion Street, Budapest. Fashion Street.
Šitas ar šitas? Dar kiaušinienį žiūrėjau. Nu, kiaušinienės aš irgi žiūrėjau. Ex Imperial. Gražiai atrodo ir skaniai atrodo. Bent jau aš taip galvoju. Nors tavo man labiau patinka. Tavo yra English. Mano yra English. Amerika netaip skaniai atrodo. Nu, taigi gerai, duosiu. Žinai, ko trūksta? Nu, tai Kas buvo... dalinsi. Ne, žinai, ko trūksta, kas buvo nuotraukoje? Nu. Kur maple syrup? Ant blynelių. Ant blynelių buvo. Gal ten tik tais ištirpęs sviestas? Ant blynelių buvo maple Gal tik syrup. ištirpęs sviestas? Buvo maple syrup. Biški nusivylęs. Nu, Nu, pusę išsidaniau. Ai, lėkštas. Aš vėl 10 iš 10. Aš laiminga, patenkinta, labai gerai pasirinkau. Bet yra ne visai patenkintų. O, pasakok. Vakarienė buvo 60, tai dabar čia yra amerikietiški pusryčiai, sakyčiau, kokie 6,5. Okay. Blyneliai be sirupo labai sprangus, labai sausa. Pieno galėjo nors atnešti. Kefyro. Šiaip jau norėjo mergaitė nuimti lėkštes, bet pamatė, kad filmuojam, tai tipo... Nu ir Nu, jo. palauk. Dabar gal... Taip. Tai turi pasistengti dėl įvertinimo, bet nu tai... Nu, aš tai labai patenkinta. Turėjo šefas atėjti čia lėkštutės atnešti sąskaitą. Oi. Sidabrinį. Wow. Wow, 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 wow. Wow, wow. Classic Mers. Woof. Hamburger, langosch, Gulasch, Topsport. Va koks grožis. Kalnai vidury centro. Čia vis dar Budapeštas. O va, čia tai gėrės. Bet nesimato per turėklą. Koks gražus miestas. Tie kalnai, kalvos. Čia šitas krioklys. Nu, eik tu savo. Nerealiai. Va tie rūmai. Nesimatys ir virš. Eik tu kur. Fantastika. Žiūrėk, va, mačiau. Szerékhez volt, Ryanair ezek pedig a legfrissebb útinfók. Az M1-es, a hegyes halomfai Lévény és Mosonban-Jakobár között korábban 3 autó. Negaliu sustoti filmuoti. Kilométernél már minden sem járnak, de még 2-3 kilométeres Ta prasme, čia va, mum reikia čia. 60-nál terelést indítanak ki az 52-es és a 60-as kilométerek között ugyan sem Jau járnak. plaukė laivai. Tu nežinai šitos upės pavadinimo? Kokia gėda, tai yra Dunojus. Nu va, atėjom
Iki gražių rūmų. Nežinau, ar čia parlamentas ar kas. Bandysim plaukti su laiveliu. Nežinau, ar mums pavyks, bet gal kažkaip. Mašiną pasistatėm. Va ten va panašu, kad O šitas. tie, kas čia gyvena, tai jiems, žinai, kasdienybės. Grožis. Wow. Gerai, kad čia Dar būtų biški porą medžių mažiau, būtų tai dar gražiau, nes Jo. medžiai biški užstoja, bet pro medžius labai. Bet žinai, medžiai, Oi, su savo tėčiu. medžiai tuo pačiu jie ir laiko šlaitus. Na gerai, tavo viršus. Čia kaip Gedimino tas bokštas, pilis, ar kaip jis vadinasi, Gedimino pilis. Pilis. Ai, nu tai turbūt tvirtovė pati uždaryta, bet čia turbūt ir taip matysis gerai vaizdai visi. O, javutė čia patiktų. Pasisupti. Yra Atrodo- kelių pusiau vaikščias. Apačioj šurmulys, brūzgulynė toks šitas, kaip jie, skruzdėlynas. Pakylė, viskas ramybė, medžiai. Girdisi kažkur toli tas toks judesys, kad yra. Bet tai pažiūrėk, kokio dydžio miestas. Ten matosi didžiuliausiai. Pro ten irgi toli miestas matosi. Tai reikės pasigūglinti, kokio dydžio jisai. Didelis. Didelis. Na kaip Alytus. Aš užtrukščiu, tai man jo lūpus sudžiuvo, nors litų išgėjo vandens. Ne viskas. Alytus, sako. O, prieisim. Va, kokie riešutukai, aš tikiuosi, kad jie nebus tušti. Čia gal daugiau tų lazdynų, žiūrėk, prisiriešutausim į šitą Budapeštą atvažiavę. Pardavinės mane. Eik, savo. Riešutai, riešutai. Gal jie nevertina? O, riešutų? Šitų, Riešutai 16. Bet tai kodėl? Čia ne lazdynas, kaip ir žuvai. Čia ne lazdynas, ane?
čia ne lazdynai. Eik tu savo. Man tai vėliava grinai Italijos vėliava. Nu, davai. Renkam riešutukus. Čia ąžuolas. Ui, kažkas juda. Aš nebūsiu puiki ir aš tikrai susirinksiu tuos riešutus nuo žemės. Padarysiu gerą darbą. Va, grožis. Bet čia dar grįšim, man dabar riešutai svarbiau. Žodžiu, surinksiu šiukšlės, kurios jiems nerūpi. Ir lauktuvių dar parvešim kažkam. Oi. Čia ar ten toliau? Čia va. Va, guli. Riešutukai. Čia akivaizdžiai vos ne kaip gilės jiems tie riešutai. Žvirbliukas. Kum. O čia... O, liepžiedžiai dar galim prisiskyti. Reikia pasipildyti vandens, įdomu, geriamas vanduo. Manau, kad taip. Tai gal mums reikia vandens pasipildyti. Čia pasijaučia kaip šaltiniai tie visi. Gal neparašyti. Kriaušė. Jo, mažytas šitas nesėkminis įdomumo dėlį. Bandysiu ragauti. Skanu? Negražu šiukšlinti. Ai. Eik šik, čia ta pati kriaušė tik prakasta. Gražus akmenukai tokie nugludinti. Čia Eva labai daug rinktų jų. O, ir tas gražus, ir tas gražus. Čia nuo jūros garantuotai blizgantis. Na, ar toli biškienė užlipimo. Dabar tu man pasakyk, burunduk, Taip. kam tau tiek daug Ruošiuosi žiemai. žiemai? Žiemai ruošiuosi. Dėk į žandus, jeigu neturi tašės. Čia pilna. O tašės nėra. Čia yra. Aš. Rankinukas. Na gerai. Žiūrėk, čia panorama. Pafilmavai panoramą? Aš vagį filmuoju. Eik tu pažiūrėk, kvartalas ilgas. Vien aukšti daugiabučiai ir kaip atskirtas paukštis. Wow. Bet kiek į tolį matosi daug. Tai taip išeina, kad miestas beveik daug. Realiai, va ten, va, kur dar tokie bokštai, va ten dar miestas vis. Nu, tai ten Eik tu savo. į tą pusę kokį 15 km. Eik tu savo. Gal dar daugiau. Ir ten į kitą pusę, va, kur kalnas. Taip. O ten dar. Šakės Eik miesto tu. dydžio. Va, puikiausias vaizdas. Nu, žodžiu, pagrindinius grožius Blankė. Budapešto Pamatėm. pamatėm.
Aišku, čia Nu, turbūt dar yra daug nu gražių kaip, dalykų. Bet, nepamatėm pačios tvirtovės. nu, tvirtovė uždaryta, tai bet kokiu atveju nebūtume. Pažiūrėk, čia dar kokie kalnai. Ai, dar aukštesni negu kad mes esam. Tai kaip miestas ant kalnų pastatytas. Tiksliau, gal jis buvo pastatytas jaučiu Dauboj Dauboj ir ir paskui išsiplėtė. įsiplėtė į Jo, visas visą puses. laiką būna nuo upės prasideda miestas. Visų pradžia miestų yra prie upių. Aš neprisišiukšinau. Nu ką, papuolėm į Kamštecą. Užstrigom žiedė. Viskas. Negalim niekaip pravažiuoti ir šitą mašiną užstojo. Ir už mūsų mašinų pilna. Ir ten mašinų pilna. O taip, po kelio darbai biški užblokavo viską. Visi stovi laukia. O tiek nedaug tūkstą metro, kad pravažiuotų. Net ne šieną, o rulonus visus turbūt aš
Zakopanė. Tai Centras. į kurį einam? Nežinau. Monteroso yra pica. Pigiai, greitai ir skaniai. Tuo, pažiūrim. Taip, Ką valgom? vistu. Lenkiškai, kas supranta. Na, nu taip, pizza burger čia, jo. Tai... Aha, burgeriai kaip gerai atrodo. Gal burgeriai? Eksperimentuojam su lenkiškais patiekalais. Pirmas patiekalas. Iš kvapo pasakyčiau, kad ne kažką. Žinai kažką. Nu, bet čia ar turiu kas susitinėti, čia normalu jam pasimti. Nu, kaip? Batonas. Batonas su rozmarinu. Nu, ta prasme, nežinau, kodėl. Ir taip. druska. Batonas su druska. Skana? Aha. Taip nieko. Tik trūksta šultinio. Šultinio trūksta jam. Šultinio Tai. trūksta. Va. Neblogas vaizdas. Visai. Bistro kažkoks tai. Tiesiog iškepta tešla su prieskonis. Labai gerai. Nu, mano skaniausiai. Ne. Net neduoda paragauti. Mano skanesnis. Prašau, ragauk, kai suvalgysiu. Vadai ragauti ir ne. Ja, labai. Tarkim. Nu ką, papasakosi apie paskutinę mūsų stotelę. Nu labai gražu, nu bet ką jau, nu kaip ir pavargę, ne? Namučių norisi. O pavalgiai skaniai? Labai skaniai. Rekomenduosi? Niekad nenusivyliau nei vienu valgymu visą kelionę. Visiems rekomenduosiu, reikės nepamiršti parašyti dar atsiliepimą Facebook'e. Ne Facebook'e, Google'ai. Nu, bet tu turbūt irgi šitą rekomenduotum, ne? Patiekalą. Čia labai gerai buvo, labai skaniai. Lemba. Vis dėlto saldus padažas su mėsa tinka. Tinka, faktas. Tiksliau uogienė, netgi uogienė, o ne saldus padažas. Nu, kaip ten, kaip jie vadinasi? Nu, rūgščios tos uogos. Tik tiek, kad visas tas kelias iš esmės yra gyvenamieji, žinai. Jo, nes ten, kur kalnai žmonės matyt negali gyventi, tai tuose visuose tarpekliuose ištisai ir eina kaimukai. Gyvenvietės. Tęsiasi. Tai va, išvažiuojam iš Zakopanės, paskutinės stotelės. Ką galvoji apie kelionę? Ar nieko? Ką, taip pat žinai. Gi viską pasakojau. Nepasakojau. Nu, labai viskas puikiai, nu. Viskas gražu, skanu, faina, pavargę biškį, bet su gerais įspūdžiais. Tik dar važiuot toli. Ate.